Noriu papasakoti istoriją apie du brolius Joną ir Mykolą, šiandien gyvenančius Kaune. Abu yra brandūs vyrai, per 50 metų amžiaus. Vienas jų, Jonas, šiandien turi nuosavą verslą, nekilnojamo turto, gyvena gerame rajone, prabangiame name. Kitas brolis Mykolas dirba samdomą darbą, turi su paskola įgytą namą miesto pakraštyje, kuriam reikia remonto. Mykolas nuolat gyvena įtampoje ir neretai prašo Jono pagalbos. Abu augo toje pačioje šeimoje, mokėsi toje pačioje mokykloje, studijavo tame pačiame universitete. Tai kodėl jų finansinė padėtis taip skiriasi? Jonas skyrė laiko ir dėmesio ugdyti tinkamus asmeninių finansų valdymo įpročius, o Mykolas tiesiog gyveno. Šis gyvenimiškas pavyzdys parodo, kad jūs renkatės, ką norite išmokti ir kam skiriate savo dėmesį ir laiką. Skyrę laiko ir dėmesio asmeninių finansų valdymo ugdymui, tikėtina turėsite sveiką ir tvarę savo finansinę padėtį nepriklausomai nuo jūsų pajamų lygio.